lietuskas mano plaukam darėsi. Tai šiandien aš jūs pasimsiu. Varysime pas Gamką į premjerą. Ir vat aš dabar galvoju, ką man rinktis. Ir aš tam įsidėjau, aš noriu šitą rinktis. Bet va jėtus, man reikia va šitą prasę dalyką susitvarkyti. Man reikia visą šitas. Man reikia visą šitą dalyką sutvarkyti, nes dar įnaudį. Ir mes turime. Nesiduoju, mes turime. Tai mes turime apie pusvalandį. Vis pirma šitą dalyką susitvarkom. Tikiuosi laikysis kamera. O taip. 100% aš eisiu palaidais plaukais. Jeigu aš taip eisiu, tipo, skaras lai. O realiai gal man tiesiog taip eisiu? Realiai idėja. Pirmas dalykas, gal man reikėtų pasakyti, kur aš važiuoju, į kokią premjerą ir pričiom čia aš. Tai aš prieš kelis mėnesius gavau tokią kaip ir galimybę dalyvauti masinėje scenoje Gamkos videoklipe. Ir aš iš karto ją paėmiau, nes girly pop, I want that stuff. Tai aš iš karto ją paėmiau, tą galimybę. Ir mes čia po kelių mėnesių ir turime premjerą, kas yra šiaip labai fainai. Man patinka muzika. Bet, jeigu aš kažkur dalyvavau, aš noriu ten C matyti. Tai žiūrėsim, kai gausis, žiūrėsim, ar mane įdėjau. Nieko nepažadu. Ir kol neišeis videoklipas, tai tol ir šitas video neišeis. Tai žiūrėsim, kaip bus. See you later, alligator. Ok, faktas tame, kad aš ką tik vėl pasakyčiau, ką rengsiuos. Tai va dabar parodysiu, ką aš iš tikrųjų rengsiuos. Aš nemoku pozuoti gerai, guys. Tik išjungiu kamerą iš karto. Jisai pradeda kalbėti. Kaip sakai? That's how it starts. We go back to your house. You check the charts and start to figure it out. And if it's crowded, all the better. Because we know we're gonna be up late. But if you're worried about the weather, then you picked the wrong place to stay. That's how it starts. It comes apart. The way it doesn't have film. Čia įrašinė? Ok, aš nežinau, ar dabar mes girdimės, jeigu girdimės, tai emo uždėk liuksą, jeigu ne, tai aš bandau šaukti. Žodžiu, tai čia yra dvi draugės mano. Jo, šiandien susipažinom. Tai tikiuosi, gerai klausimas, kaip jum patiko, ar patiko video? Žiauriai patiko, kas čia per klausimas, nuostabu, labai geras. Vaiku, o tau? Man labai patiko, aš labai džiaugiuosi, kad teko bent minimaliai prisidėti prie šito projekto, labai džiaugiuosi augančiai jaunimu, žiauriai maladėts, labai šauniai padarė video, ačiū, labai fainai. Realiai vienai, žodžiu.
Nežinau, ar galima keiktis, nežinau. Aš tiesiog uždėsiu. Klausimas, ar tikėtės tokį video šviesti? Iš ties buvo daug tikėtinų dalykų, pavyzdžiui, ta masuotė tikrai, manau, sakyčiau, atrodo taip pat kaip tikėjaus, bet buvo ir netikėtų tų stygų momentų su medžiu, žiūri, gerai atrodė, wow, jo. Jo, tikrai gerai sakai. Nežinau tavo vardo? Jūrė. Jūrė. Aš pritarsiu Jūrai, šiaip yra vietų, kur tikėjomės, yra vietų, kur nelabai tikėjomės. Manau, šiaip labai viskas tikrai gražiai suėjo, labai patiko, labai nuostabus vedė. Jo, aš irgi pritariu. Nu tai ką, žurnalistai niekada nesako. Žodžiu, kaip jums atmosfera šiaip? Labai gera atmosfera, labai faini žmonės, viską organizavo, ačiū šumui. Jo, tai tikrai atmosfera gera, palaiko gerą nuotaiką, jo, patiko. Liuks, o tau kaip? Labai džiaugiuosi visą šitų projektų, manau, sukūrė tikrai nuostabią atmosferą. Labai daug gerų žmonių, labai daug geros nuotaikos, myliu, bučiuoju visus. Mylim, bučiam, širdelę nešiojam. Įsimintiniausias momentas iš filmavimo, koks buvo? Šitas geras. Masuotė. Ir šiaip dalis, kurios neįdėjom. Į klipą. Sveiki! Norėjau perduoti linkėjimus visiems Memos kanalo žiūrovam. Žiūrėkit vlogerius, nes aš bandau irgi dabar sugrįžti savo kanalą, atgyvinti kažkaip tai visą vlogerių kultūrą, nes mums atsibodo podcastai. Tai mums reikia, kad žiūrėtų. Žiūrėkit tą. Žiūrėkit Emą. Visi žiūrėkit visus. Tai mes čia turim žmonės, kurie yra, nežinau, kas jūs esate. Kameros departamentas. Klipo kameros departamentas, jo. Nežinau, gal šalčio vėlai pamailoj. Labai neruoški, šalta buvo. Jo. Aš taip pamainoj nedalyvau, nes buvo per šalta. Aš tiesiog mėgstu šalčią. Čia pratingas žmogus. Tai aš tiesiog pamainoj, bet būtent išvažiavau į Italiją, kai buvo per šilta, nes supratau, kad per daug šalta ir per daug projektas šalta, tai nusprendžiau, kad nereikia dalyvauti, bet buvo šalčia tikrai, šiek tiek buvo šalčia. Dar kiek kadrų nesimato, kurių neįdėjom, pavyzdžiui. Jo, tiek, kiek žmonės mato klipe, tai jie mato 1% ar 0%. Daugiau. Ai, porą biškį daugiau. Biškį mato, bet jie nemato visko, kas vyksta už kameros. O man atrodo, didžioji klipo, bent jau mum esmė padėtis yra už klipo. Jo, mum esmė visas istorijos, visas emocijos už kameros. Buvo žiauriai smagus klipo filmavimas, man atrodo. Buvo atsvariausias, turiningas ir iššūkis ir džiaugsmas. Jo, turbūt sunkiausias projektas, kokį esame darę. Tai labai įdomu buvo taip spausti save, taip kažką naujo sukurti, kažką mum naujo būtent. Nes mum čia labai gal ne tiek standartiško tokio sunkumo kažką padaryti. Labai tas patiko. Pirmas didelis toks reikšmingas filmavimas klipo. Kad būtų tiek įdėta daug darbo pastangų. Ypač žinom, Faustas režisierius, Legota, kai buvusi, Lukas produceriai, tai buvo daug Gytis AC. Jūs ir kaip jūs susikūrėt? Vis tiek jūs esate kaip ir tokia, Mes kaip production kompanija. Šiaip istorija tai labai ilga. Trumpai tai, nežinau, prasidėjo viskas nuo to, kad tiesiog su Faustu pradėjom apie filmų šnekėti. Kelis metus atgal pradėjom daryti ir prisijungė vienas žmogus, prisijungė kitas ir tada kaip ir visi labai pamėgom kiną ir dabar nusprendėm tokią produkciją daryti. Tai va, taip labai sutrumpinant. Daryti tai, kas patinka. Jo, iš esmės. Susikūrė žmonės, man rodo, dėl to, kad jiem patinka siek kinas ir visi nori kūrybą, dėl to bendri siekiai sujungia visus kartus ir ypač. Ir draugystės geras. Labai linksma,
vienam kitą motyvuoti, kažką daryti žymiai lengviau, kažko pasiekti. Ja. Pavyzdžiui, pats klipas, ar jums patiko, ar kažką keistumėte, Keistumėm, manau, tiesiog, jeigu dabar darytumėm aišku, kad kitaip, bet labai sunku objektyviai pažiūrėti klipą, kai mes dirbam prie jo. Tai mums automatiškai kažkaip kitaip žiūris, kai žinom visus niuansus, viską, kas už kadro vyko. Šumas yra nuostabi komanda, nuostabi bendruomenė, mes visi laimingi, ne per prievartą joje laikomi, mes negalvojame tikrai tikės ne per prievartą. Kartais. Niekada žodžiu. Visi čia laimingi, visi mėgsta daryti klipus, filmus ir mes daug padarysim. Už ką? Tai va. Dabar einu atgal iki brolio. Varysiu namo ir žiūrėsime Euroviziją. Šiaip labai dėkoju visiems, kaip visada, visiems dėkoju, kas buvot, nes kiekvienas žmogus, kuris yra naujas, tas padaro gyvenimą geresnį. Labai dėkoju ir galimybei šiai, kurią man davė Gamka. Ir visai grupiai, kurie darė šitą klipą, nes realiai, personally, mano mėgstamiausias klipas. Tai buvo, aš visus žiūrėjau klipus įmanomus ir žiūrėjau, kuris buvo geresnis. Man šitas labiausiai patiko. Tai, jo, dėkui. Na va, grįžau namo prie mano legendarės princesų sienos. Šiandien yra pirmoji Eurovizijos diena ir ką mes žiūrėsime Euroviziją. Tai pirmas dalykas, faktas tas, žiūri faini žmonės. Tai buvo, kiekvieną kartą, kai ten nueini, tai faina. Tai buvo, damn, I love it. Tiesiog kažkaip, na gerai, pradžioj jaučiasi taip kažkaip nemalonu, nes vis tiek yra kita aplinka, nes aš ten kiekvieną dieną nevaikštau, bet po to įsivažiuoju ir žiūri faina buvo. Klipas tenai apačioj, padėtas, bus padėtas apačioj klipas, ar taip. Tai būtinai pažiūrėkite ir pažaiskite slėpynių ir suraskite mane. Sutikau pažįstamų nežinau, sutikau tikrai labai fainų žmonių ir naujų žmonių, kas sakau, nauji žmonės yra visada gerai, įdomesnis gyvenimas. Dabar eina Euroviziją žiūrėti.